Sveiki sugrįžę iš pertraukos. Nors mus ir pažįstate, trumpam prisistatysime. Tai aš Joris. O aš Ugnė. Ir šiandieną džiaugiamės galimybę, galėdami jums, mėly gimnazistai, mokytojai, alumnai ir renginio svečiai, gimnazijos 105 jubiliejaus proga moderuoti konferenciją. Ir dabar į sceną kviečiame 1960 metų laidos alumnus, dailininką Vladą Lisaitį ir fizikos ir matematikos mokslų daktarą Albertą Laurinavičių. Reikia. Ar tu pasiruošęs kažką? Nu, čia tokia staigmena. Mums direktoriai iškvietė, tai net sunku pasakyti, ką nors. Aš galvojau, ten gale buvo toks programos gale yra, kaip ten sėkmės istorijos, ar kaip neatsimenu. Tai galvoju, aš ten ką nors pašnekėsiu, dabar neturiu. Gal tu gali? Jo, galiu datęsti. Mūsų laida, jūs iškrisit 60 metų. 64 metai, kad mes baigiam gimnaziją šitą. Ir likom, buvo 10 mūsų vadinamų, kaip čia pavadinti, vaikinų. Nu, bakūrų tokių. Nu, va, tai iš jų likom mes 3. Dar yra toksai Kimtys, universiteto profesorius, va čia, va, tas kitas profesorius, nu ir aš toksai, nu, toks dailininkėlis, va. dailininkas pasaulinio lygio. Nu, va, čia tik tai buvo, dabar va, prisiminiau tokį dalyką. Buvau ar 10 klasėje ir buvo direktorė Jundulaitė. Nežinau, čia kas žino, Jundulaitė. Ir mes važiavom ekskursiją į Vilnių. Aš tada pirmą kartą Vilnių pamačiau ir, kaip sakant, kur dabar Rotušė yra, nu, Rotušė šitą, oi, čia reikia kalbėti. Rotušėj buvo paveikslų galerija kažkokia viskas ir mes visi užeinam ir direktorė sako, nu gal kada nors, sako, bus mūsų mokyklos dailininkų kada nors paroda, darbai jo čia kada nors, va kada nors. Kokie auksiniai žodžiai. Aš 64 metais Dailės instituto 4 kurso studentas, 3 mano darbai grinai toj pačioj salėj buvo pakabinti. Įsivaizduoju. Dabar noriu pasakyti, reiškia, apart menų, darydavau, piešdavau dekoracijas, atsimenu, mokytojai vaidindavo, Virvičienė tenai, Tadas Blinda, buvo, reiškia, ne dabar, 1-2 paspaudi, viskas gražu, švaru. Anksčiau paišėm ant kelio atsiklaupę, aš padėjau Malčiui, braižybos mokytojui, daryti dekoracijas, paišyti. Nu, vat, ir žodžiu, sienlaikraščius apipavidalinau viską, bet mano didžiausia aistra ir mūsų 3 brolių buvo sportas. Kas? Ar jūs galite pagalvoti, kad aš buvau sporto pirmininkas 11 klasių, kai aš baigiau ir į Dailės institutą įstojau, o jetus tu mano sportininkas, menininkas
Nu, žodžiu, nesakysiu. Mokytojai man, kiek mokytojai man padėjo, reiškia, aš matematikoje, toks oblius buvo, va čia profesorius stovi, man baisu prie jo prieiti, jisai matematikas. Fizikas. Fizikas, a ko skiriasi nuo matematikos? Aš nežinojau, trigonometriją nuo algebros taip atskirti. Ir atsimenu, mes žaidėm tinklinį ir buvo toks Rutkauskas, universiteto profesorius, o mes su juo žaidžiam. Aš sakau, klausyk, kam reikalinga ta? Į mikrofoną. Ai, čia reikia kalbėti. Man vienodai rodo. O, gerai. Dar pasakysiu, kodėl formą reikia laikyti. Visi sportuokite ir nesidėkite šitos, kaip jos pavadins tie. Nežinau. Tos dėžutės. Aš jas nesinaudoju. Reiškia, ir kur priima profesionalus dailininkai, pasako, iš rankos turi būti, iš galvos padaryti. O kompiuterių, kurie darbai padaryti, jie vis tiek negyvi. Kaip čia pasakius, sportuokite. Aš prašau, iki 70 metų numušiau kamuolį tinklinio, kaip reikia. Per tinklą ir mašiną. Iki 70 žaidžiau. Įsivaizduokit. Sportas visur padeda ir padės. Pratrauksit daugiau. O jeigu, kaip čia pasakius, švarinkit irgi galvas, gerai, turit gabumų, žiūrėkit tenai, kur norit važiuoti tas dėžutės, bet sportuokit. Sveikata, o paskiau ne taip, kai jau sulauksit kiek tai metų ir pradėsit ieškoti, kad reikia tą daryti, reikia tą daryti. Alberto, matai? Dar noriu pridurti. Įsivaizduojat, tais gudžiais sovietiniais laikais Vladas įstojo į Dailės akademiją, nebaigęs mokyklos. Nebaigęs, vienintelis unikalus atvejas, neturėjo atestatą. Įsivaizduokit, o mes tada 3 broliai Lietuvoje žaidėm, buvom tiek garsus broliai, kurie stalo tenisininkai, žaidėm Mažeikių rinktiniai. Dar noriu pasakyti, pasakysiu, kur mažeikiečiai ne visi žino. 3 broliai. Ir dar buvo stalo tenisininkė Graužinytė ir Valcaitė. Tokią komandą nuvažiavom į Klaipėdą. Į Klaipėdą 12-1 uždėjome. Mes 3 broliai. Nesenai buvo mano paroda. Čia nenoriu sakyti, kiek man metų čia daug, ne? Jo, daug. Ta paroda buvo muzika. Užteks. Nenoriu sakyti. Baisu. Gal dar proga bus pakalbėsime. Noriu pasakyti, daug kas nežino, ką aš visą gyvenimą, apart paveikslus, dariau. Jūsų tėvai, jūsų seneliai braižydavo šitus degtukus. Tai degtukai, kurie sovietmečių buvo. Autorius aš. Pirmieji lietuviški
sporto ženklai, pirmieji lietuviški sporto ženklai, autorius aš. Tenai, aš nežinau, kaip jinai vadinas, televizijos bokštas, kuris yra, kas matat, tai autorius aš to bokšto. Sodros, matat sodrą, kur yra, kai busit senukai, tai autorius aš. Taip, kad dar vieną dalyką noriu pasakyti. Iki šiol, man kitas net neįsivaizduoja. Aš galiu paišyti, manęs paprašė, aš va iliustravau dabar knygą čia. Man darosi momentaliai daug variacijų vieną po kitą. O pasakyti, kad būtų įdomiau. Gal aš per ilgai kalbu, ar pasakyti dar? Žodžiu. Aš baigiau institutą 66 ir jau įstojau tenai, kur norėjau į darbą gauti, kur etiketės paišo tenai va, vynai, alus, visokie va dalykai va tenai va, kurie buvo su buitim. Viską aš va paišiau. Tokius dalykus. Stumbrinė, Dainava, Neringos punšas, lietuviškas alus, žigulinis ir taip toliau. O čia va, nepatogu. Va, įsivaizduoju. Gal viskas. Davai. Leidžiam kitiem pakalbėti. Gerai, ačiū. Aš iš tikrųjų noriu padėkoti, smagu, džiaugiuosi jūsų, bet gerbiamas Albertas labai kuklus, iš tikrųjų Vladas visko apie save papasakojo, bet valstybinės premijos laureatas, iš tikrųjų mūsų visos Lietuvos fizikos ir matematikos tikrai protas ir žinomas visame pasaulyje. Kartu su gerbiamu Liudviku Kimčiu. Iš tikrųjų, tai yra du puikūs žmonės, kurie šiandien nepatingėjo ir iš Vilniaus atvažiavo padarydami didžiausią dovaną. Ačiū labai. Ačiū labai. Na, o dabar po nuostabios 1960-ųjų laidos alumnų tartų žodžių kviečiame susipažinti ar prisiminti mūsų turtingą mokyklos istoriją nuo pat jos įkūrimo laikų. Tai dabar pasitikite pirmąją šios konferencijos pranešėją, 4 C klasės mokinę Elzą Galdikaitę ir jos pranešimo tema Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija nuo 1919 iki 1940 metų. –1918 ir 1919 metai. Lietuva atkuria valstybę. Baigėsi Pirmasis pasaulinis karas, vyksta nepriklausomybės kovos su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. O nedidelėme šiaurės vakarų Lietuvos mieste, Mažeikiuose, galvojame apie aukštesnės mokyklos įsteigimą. Juk reikia mokyti jaunos Lietuvos ateitį. Net senoliai sakydavo, vaikai turi siekti mokslo. 1919 m. rugpjūčio 18 dieną įvyko Mažeikių valsčiaus gyventojų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta komisija aukštesniai mokyklai steigti ir netrukus įkuriama pirmoji aukštesnioji lietuviška mokykla, pavadinta Mažeikių viduriniąja 4-klasė mokykla. O rugsėjo 1 dieną Švietimo ministerijos mokslo departamentas Mažeikių viduriniosios mokyklos direktoriumi paskiria Petrą Bimbą. Jam paveda imtis reikiamų priemonių, kad būtų galima greičiau pradėti mokslą naujai įkurtoje mokykloje ir kad kuo skubiau surastų mokytojus. Įvyksta stojamieji egzaminai. Į 1 klasę priimta 30 mokinių, į 2 24. 29 mokiniai dėl silpno pasiruošimo nebuvo priimti.
Mokykla įkurta šiame Gelžkelio valdybai priklausiusiame ir išnuomuotame pastate Stoties gatvė 14. 1919 m. lapkričio 11 d. vyko mokyklos pašventinimas ir prasidėjo mokslo metai. 1919 metais iš mokinių buvo surinkta 4350 auksinių. Dalis pinigų buvo paskirta nupirkti knygų mokytojų ir mokinių bibliotekėliai. Parinkti reikiamas knygas buvo pavesta mokyklos vedėjui Petrui Bimbai. Pirmaisiais mokslo metais buvo dėstomi šie dalykai: istorija, geografija, dailyraštis, lietuvių vokiečių kalbos, piešimas, dainavimas, aritmetika, geometrija, gamtos mokslai ir tikyba. Vėliau dar algebra, rankų darbai, gimnastika, vietoj piešimo grafika, o dailyraščio atsisakyta. Taip atrodė pirmasis pamokų tvarkaraštis 1920 metais. Pirmųjų mokslo metų pabaigoje mokėsi 68 mokiniai, dirbo 5 mokytojai. 1920 metais visuotinėme tėvų susirinkime nutarta įvesti kooperacijos ir buhalterijos mokymą. Šios dalykus dėstė mokyklos vedėjas Petras Bimba. Jau po metų norima įsteigti gimnaziją ir gauti švietimo ministerijos leidimą. Tačiau leidimo negavo. 1922 metais birželio mėnesį išleista pirmoji viduriniosios mokyklos mokinių laida. Baigiamuosius egzaminus išlaikė 19 mokinių ir dar 2 po vasaros atostogų. Tarp šios laidos mokinių žymus kompozitorius Konradas Kaveckas. Ir 1923 metais suteiktas progimnazijos statusas, o direktoriumi paskirtas Merkelis Račkauskas. Buvo pasirašytas ir aktas, kad Mažeikių apskrities valdybai perduodamas buvusios cerkvinės mokyklos namas. Stovėjo dabartinės sporto salės vietoje, su visais trobesiais, išskyrus pačią cerkvę, aukštesniajai mokyklai įkurti. Tais pačiais mokslo metais patvirtintas Mažeikių progimnazijos nutarimas nustatyti Mažeikių progimnazijos kryptį su privalomu lotynų kalbos dėstymu. Lotynų kalbą dėstė direktorius Merkelis Račkauskas. 1925 metais Mažeikių progimnazija perorganizuota į Mažeikių gimnaziją. Centriniai gimnazijos rūmai. Šiandien čia sporto salė. 1923 metais surengta Mažeikių gimnazijos pirmosios abiturientų laidos ir direktoriaus Merkelio Račkausko išleistuvės. Direktorius išvyko dėstyti lotynų ir graikų kalbų Lietuvos universitete Kaune. 1934 metais gimnazijoje lankėsi Jaunosios Lietuvos sąjungos garbės narys daktaras Vidūnas. 1935 metais gimnazijoje mokėsi 307 mokiniai. Tarp jų 26 žydai, 16 rusų, 11 latvių. O 1939 metais jų buvo 361 mokinys. Pagal tautybę 13 latvių, 49 žydai, 3 vokiečiai, 4 rusai ir 292 lietuviai. Mokyklos statuso kaita. Nuo 1936 m. rugsėjo 1 dienos Mažeikių valdžios gimnazija vadinama Mažeikių valstybinė gimnazija. 1940 metais kovo 10 dieną gimnazijoje surengtas literatūros vakaras, kuriame dalyvavo literatai Ieva Simonaitytė, Bernardas Brazdžionis, Juozas Paukštelis, Gražina Tulauskaitė, Benediktas Bambrauskas ir kiti. Tai, ko gero, buvo vienas iš paskutinių renginių nepriklausomos Lietuvos gimnazijoje. Tarpukario laikotarpiu mokykloje dirbo savo darbui atsidavę ir didelės pagarbos nusipelnę mokytojai. Karolis Pukevičius, Povilas Tautvaišas, Augustinas Virkietis. Savo ilgametę pedagogo veiklą pradėjo Julius Šlekys, Magdalena Šlekienė, Anastazija Bucevičienė ir kiti. Dėkojame Elzijai už nuostabų pristatymą. Verskime istorijos puslapius į priekį ir į sceną kviečiame 4 klasės mokinę Konstanciją Kevišaitę su pranešimu Švietimas istorijos kryžkelėje. Mokyklos vaidmuo tarp 2 okupacijų.
Nuo mažų dienų daugelis istorijos kryžkelėje atsidūrusių žmonių iš vyresnės kartos atstovų girdėdavo frazę: vaikeli, jie gali atimti tavo namus, draugus, tėvus, tačiau niekados nepajėgs iš tavęs išplėšti tavo proto ir žinių. Nors iš dalies tai buvo tiesa, mokyklai teko keistis ir taikytis, kartais kovoti ir viltis, jog vieną okupaciją keičiant kitai, jaunuolių ugdymas išliks šalies prioritetu. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjunga okupuoja Lietuvą. Iš šalies padangės įsibrauna parvežtoji Stalino saulė. Istorijos vadovėliuose minimi gyvesni vėjai, siaučia miestų gatvėmis. Iškyla svarbus klausimas, ar gimnazijos vaidmenį pavyks išlikti nepasikeitusiam artėjančių okupacijų metu. Naujieji krašto šeimininkai, nedelsant, ėmėsi pertvarkyti švietimo sistemą. Siekia sugriauti nepriklausomybės laikais nusistovėjusią tvarką, pertvarkyti ją Sovietų sąjungos pavyzdžiu. Lietuvos mokykla buvo įjungta į sovietinę mokymo sistemą. Pasikeitė ne tik mokymo turinys, bet ir forma. Visa švietimo sistema buvo centralizuotai valdoma iš Maskvos. Prieš pamokinę maldą daugiau nekalbama. Taip pat nebegiedamas ir senasis tautos himnas. Iš pareigų atleisti tikybos mokytojai, nustoja veikti skautų, ateitininkų ir kitos organizacijos. Gimnazija pavadinama Mažeikių vidurinė mokykla. Jaunuolių tvarkaraščiuose įvestos naujos pamokos, tokios kaip konstitucijos ir rusų kalbos. Mokykloje įkurta komjaunimo organizacija. Komjaunuoliams pavesta organizuoti sovietinius renginius, tokius kaip Spalio revoliucijos, Moters dienos, Gegužės 1 ir kitų švenčių minėjimus. Mokyklos bažnytėlė paversta sporto sale, joje rengiami mitingai ir klasių pasirodymai. 1940 m. rugpjūčio 25 d. mokytojų posėdėje buvo akcentuojama, kad mokytojai ir klasės auklėtojai privalo auklėti savo mokinius marksizmo-leninizmo dvasia bei visapusiškai palaikyti komjaunimo veiklą. Parvežtoji Stalino saulė ir žadėtas saulėtas gyvenimas iš tiesų negarantavo garsiai skelbtos ir deklaruotos sovietinės gerovės. 1940 m. spalio 15 d. mokytojų posėdėje nutarta, kad mokytojams teks kas mėnesį aukoti 1% savo atlyginimo, neturtingų mokinių vadovėliams pirkti, mokytojų lėšomis užsakyti ir tarybinę spaudą, mokytojų kambariui bei mokinių skaityklai. Vietą lentynose atrado Darbo Lietuva, Tiesa, Komjaunimo tiesa, Pionierius ir dar 7 spaudiniai rusų kalba. Mokykloje tuomet mokėsi 459 mokiniai. Iš mokytojų reikalauta prižiūrėti klasių švarą, drausti mokiniams neštis į mokyklą sėklas, žirnius ir mėtyti sudraskytus popiergalius klasėje ant grindų. Klasių auklėtojai privalėjo lankyti mokinių butus, bendrauti su tėvais ir globėjais, pažinti savo auklėtinių gyvenimo problemas, o atsitikus nelojaliems dalykams, pamokų metu ar laisvalaikiu, mokytojai apie tai turėjo pranešti direktoriui ar inspektoriui. 1941 m. kovo 1 d. mokytojų taryba nutarė kreiptis į Švietimo liaudies komisariatą, kad už nedrausmingumą, antisemitizmą, nusistatymą prieš socialistinę santvarką, tyčiojimas iš stojančių į komjaunimą, smetoniško himno giedojimą, vadovavimo mokinių konspiratyviniai grupiai ir kita, iš mokyklos būtų pašalinti šie mokiniai: Antanas Pranciškus Adamkevičius, Aloyzas Pundzius, Antanas Janušauskas ir Stasys Leniauskas. Negandos neaplenkė ir mokytojų. Dalis naujai valdžiai neįtikusių pedagogų buvo atleisti iš darbo. Nemaža dalis jų vėliau atsidūrė tremtyje. Visi jie buvo verčiami studijuoti Lenino, Stalino, Markso veikalus, studijuoti Sovietų sąjungos komunistų partijos istoriją, SSRS konstituciją, SSKP suvažiavimų bei nutarimų medžiagą. 1941 m. balandžio 5 d. iš mokyklos buvo atrinkti 27 mokiniai, kurie turėjo vykti į visą sąjunginę parodą Maskvoje. Visgi išvykos kriterijai galėjo daugeliui kelti klausimų. Buvo atsižvelgta ne tik į mokymosi rezultatus, bet ir į tėvų socialinę padėtį bei turimą turtą. Nėra žinoma, ar mokiniai išvyko. Birželio 14 kartu su pirmąja trėmimų banga buvo ištremti 8 gimnazistai. Švietimo sistemos sovietizacija nutraukė 1941 m. birželio 21 d. prasidėjęs karas. Viena okupacija keičiama kita.
Prasidėjus karui nesuspėta mokyklos abiturientams išduoti baigimo atestatų, todėl jie išduoti rugpjūčio 27 dieną, o buvusieji tarybiniai atestatai sunaikinti. 1941 m. Liepos 30-31 dienomis Mažeikių pavenčiuose buvo sušaudyti ir gimnazijos 4 žydų tautybės mokytojai bei 21 mokinys. Taip pat prieš naujų mokslo metų pradžią nutarta visus žydų tautybių mokinius išbraukti iš gimnazijos mokinių sąrašo. 41 m. Liepos 3 d. Švietimo ministro Ambrazevičiaus įsakymu vidurinė mokykla vėl pervadinta į gimnaziją. 41 m. rugsėjo 15 d. prasidėjo mokslo metai, jau buvo paliesti nacistinės okupacijos. Pirmose 7 klasėse mokėsi 574 mokiniai, sudaryta 15 klasių komplektų. Formuojamos atskiros mergaičių ir berniukų klasės, tik 3 klasės lieka mišrios. Mokslas tampa mokamu. 43 metais už gimnazijoje besimokančių 643 mokinių, nuo mokesčių už mokslą atleisti tik 96 mokiniai. Atleidžiami neturtingi, labai gero elgesio, pažangus, savanorių kūrėjų, karo invalidų, išvežtų į Rusiją, tarnaujančių vokiečių kariuomenėje ir lietuvių savisaugos daliniuose vaikai. Gimnazijos direktorius Henrikas Bucevičius kėlė mintį, kad geriausiai mokyklai dirbti tiktų Tumo Vaižganto pradinės mokyklos pastatas, kadangi ten pavyktų dirbti 2 pamainomis, o pradžios mokykla sutilptų gimnazijos patalpose ir dirbtų 1 pamainą. Sprendžiant mokyklos erdvių klausimą, 41 m. rugpjūčio mėnesį mokykla iš Mažeikių miesto savivaldybės nuomai gavo nacionalizuotą 2 aukštų seną medinį namą Laisvės gatvėje 12 su nemažu sklypu ir sandėliais. Vyriausioji butų valdyba vėliau už šį pastatą nustatė nuomos mokestį 145 reichsmarkės mėnesiui, o tai per metus sudarydavo didžiulę sumą mokyklai. Todėl buvo siekiama, kad šie seni, bet vis dėlto mokyklai šiek tiek tinkami namai būtų atiduoti visiškai Mažeikių gimnazijos, o tuo pačiu ir švietimo valdybos nuosavybę. Patvirtinti 9 baigiamieji egzaminai - lietuvių kalba, vokiečių kalba ir algebra raštu, bei lietuvių kalba, algebra, vokiečių kalba, biologija, Lietuvos istorija ir visuomenės mokslas žodžiu. 43 m. birželio 18 d. nutarta mokinius, kurie be rimtos priežasties netliks gimnazijai kuro gaminimo prievolės, šalinti iš gimnazijos. Ypač sunkus buvo 43-44 metai. Vokiečiams pralaimėjus prie Stalingrado ir įvykus persilaužimui Antrajame pasaulinėme kare, apie 75 000 Lietuvos gyventojų išvežti darbams į Vokietiją. Pasklidus žiniai, kad moksleiviai bus gaudomi ir vežami į reicho darbus, vyresniųjų klasių gimnazistai slapstėsi ir mokykloje kurį laiką nesilankė. Buvęs gimnazistas Šeputa prisimena, kaip tais mokslo metais gimnazija gavo signalą, jog mokyklos pastatas, kur mokėsi kelios klasės, bus apsuptas, gaudomi moksleiviai ir vežami į reicho darbus. 44 m. kovo 30 d. nemaža dalis gimnazistų susiruošė ir buvo palydėti į Plechavičiaus organizuojamą rinktinę bei karo mokyklą Marijampolėje. 44 metais pavasaris taip pat buvo neramus. Didelė dalis gimnazijos patalpų buvo užimta karo reikalams, buvo dirbama 2 pamainom ir labai susispaudus. Darbas nebuvo normalus, be to trūko ir mokytojų. Iš Mažeikių apskrities viršininko reikėjo gauti leidimus ne tik ekskursijoms rengti, bet ir mokyklos sargams, kad šie galėtų vaikščioti draudžiamų laiku, iškūrenti gimnazijos krosnius ir sutvarkyti patalpas. Tuoj pat gegužės 5 dieną gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje nutarta, kad apsvarsčius dėl įvairių aplinkybių susidariusią kritinę mokymo ir auklėjimo būklę, reikėtų prašyti švietimo valdybos sutrumpinti 1 ir 3 klasėms mokslo metų 3 trimestrą 2 savaitėmis, nes grėsant puolimams iš oro, mažieji mokiniai gali tik pasunkinti būklę ir greičiau sukelti paniką. 44 metų vasarą frontui artėjant prie Mažeikių mokyklai iškilo pavojus iš viso nepradėti naujų mokslo metų. Tuo metu Įlakių gyventojai bei inteligentija ėmėsi iniciatyvos teigdami, kad saugiau būtų Mažeikių gimnaziją perkelti į Įlakius. Įlakiškiai jau seniai galvojo apie gimnazijos įsteigimą. Šis Įlakiškių pasiūlymas buvo priimtas ir jau 44 metų rudenį dalis Mažeikių gimnazijos turto, suolai, mokymo priemonės, biblioteka buvo išgabenta į Įlakius. Tačiau gimnazijos mokytojai pasiliko senoje vietoje.
Tai buvo tik turto perkelimas, nes tų pačių metų rudenį, lapkričio mėnesį praūžus karo audrai ir atkūrus Mažeikiuose tarybų valdžią, susidarė galimybės atkurti Mažeikių gimnaziją. Turtas, kuris buvo išvežtas į Įlakius, ten ir liko. Mažeikių gimnazijai vėl reikėjo pradėti darbą sunkiomis sąlygomis. Mokyklos patalpose viskas buvo sugriauta, langai išdaužyti. Mokykla dirbo 2 patalpose – centriniuose namuose Laisvės gatvėje ir Klaipėdos gatvėje. Mokslo metai prasidėjo 44 metų gruodžio 1 dieną. Iš viso mokėsi 455 mokiniai. Veikia atskiros berniukų ir mergaičių klasės. Atskiriems mokytojams pavesta atlikti įvairius remonto darbus, aprūpinti mokyklą malkomis, tvarkyti maisto korteles ir kita. Buvo labai griežtinamas ir kontroliuojamas mokinių lankomumas. Todėl grįžkime prie klausimo, ar saulė ir gaivesni vėjai visgi išsaugojo mokyklos identitetą. Ačiū. Dėkojame Konstancijai. Visi kartu nusikelkime į gūdžius Lietuvos istorijai laikus ir į sceną kviečiame 4 E klasės mokinį Luką Janušą. Luko pristatymo tema – komunizmo šešėlyje Mažeikių 1 vidurinė mokykla. Labą dieną, gerbiami konferencijos svečiai, Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė. Leiskite trumpam jūs pakviesti į gimnaziją nuo 1944 metų. Mintimis pasivaikščiokime to meto gimnazijos koridoriais, žvilgterėkime į ugdymo procesą, pamėginkime pajusti, kaip susiklošiusios istorinės aplinkybės darė įtaką gimnazijos veiklai, kokius sunkumus teko patirti mokiniams ir mokytojams, kokie laimėjimai juos džiugino. 1944 metais Sovietų sąjunga vėl okupuoja Lietuvą, o nemenką dalį Europos apgaubė komunizmo šešėlis. Sovietmečių parašytoje mūsų gimnazijos istorijoje sovietų sugrįžimas vertinamas itin teigiamai, tuo džiaugiamasi. Bet juk kitaip tuo metu neleido rašyti santvarką. Taigi kyla klausimas, kokią įtaką komunistinė ideologija darė gimnazijai. 1944 metų rudenį, jei tiksliau spalio mėnesį, į Mažeikius vėl įžengė sovietinė kariuomenė. Lietuvoje prasidėjo antrosios sovietinės okupacijos laikotarpis. Beje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, jo gimnazijos 105 metų gyvavimo istorijoje sovietmetis užima ilgiausią laiko tarpą, net 47 metus. Skaitau gimnazijos archyve esančius mokinių ir mokytojų prisiminimus, vartau senas nuotraukas ir prieš akis iškyla pirmųjų pokario metų gimnazijos vaizdinys. Koks jis? 1944 metais mokslo metai prasidėjo gruodžio 1 dieną. Sunki buvo pradžia. Mokyklos langai išdaužyti, visur šiukšlės, nuolaužos. Mokytojai kartu su mokiniais stiklino langus, lygino kieme duobes, rankiojo skeveldras, klijavo senus palėpėje rastus žemėlapius. Nebuvo elektros, trūko kuro, vadovėlių, sąsiuvinių. Mokiniai rašė ant senų raštų, vyniojamojo popieriaus. Nežiūrint sudėtingų darbo sąlygų, protokolose yra fiksuojama, kad mokslo metai gruodžio 1 dieną pradėti iškilmingai. Ten pat nurodyta, kad gerai trimestus baigusius mokinius apdovanoti sąsiuviniais, o praleidusius bent 10 mokyklinių darbo dienų be pateisinamos priežasties šalinti iš gimnazijos. Sunkus gimnazijai buvo pirmieji pokario metai, bet sunkumai nesutrukdė jos veiklos. Vienas iš pačių skaudžiausių Lietuvos istorijoje įvykių yra didieji pokario trėmimai į Sibirą. Pamėginkime įsivaizduoti, ką teko pergyventi mokiniams ir mokytojams, kai tiesiog mokykloje yra suimamas ir ištremiamas mokyklos direktorius Bucevičius, mokytojas Baranauskas, gimnazistai Vanagas, Milevičiūtė Skerstonienė, Bučytė Degutienė. Kaip šie įvykiai formavo jauno žmogaus pasaulėžiūrą, jo pilietiškumą. Dalis gimnazistų – Makauskas, Ruginis, Voraitė, Dargis, Kazlauskas – įsitraukė į aktyvę pogrindinę veiklą ir 1944–1953 metais kovojo už Lietuvos laisvę. Partizaninį pasipriešinimą nuslopinus, jie buvo įkalinti Mažeikių,
ir Šiaulių kalėjimuose. Būčiau neteisus teigdamas, kad pirmaisiais pokario metais gimnazijos bendruomenėje nebuvo sovietinės valdžios šalininkų. Jų buvo. Sunku jaunam žmogui susivokti politinėje ideologijoje, sudėtinga skirti tiesą nuo propagandos, dauguma buvo jos suklaidinti, dauguma įbauginti. Mano jau minėtoje sovietmečių rašytoje gimnazijos istorijoje yra duomenų apie 16-metį komjaunuolį Kazį Petrošką, kurį 1949 metais sušaudė partizanai. Tu, parsidavėli liaukis rašinėjas, eini prieš savo tautą, susidėjai su komunistais. Liaukis skaityti Majakovskį, Nerį, nekalbėk iš tribūnos. Mes seniai laukiam, kol susiprasi. Mesk, jei ne, mirtis tau. Šį raštelį pasirašė žalieji. 1949 metais Lietuvoje buvo vykdoma švietimo reforma. 8 klasių gimnazijos performuotos į vidurines mokyklas su 11 klasių mokymu. Visi 7–15 metų amžiaus vaikai privalėjo mokytis. Mažeikių gimnazija buvo pertvarkyta į Mažeikių vidurinę mokyklą. Išaugo mokinių skaičius, mokykla dirbo 2 patalpose – Laisvės ir Klaipėdos gatvėse. 1952 Švietimo ministerija skyrė net 3 milijonus rublių Mažeikių vidurinės mokyklos naujų rūmų statybai. Pastatas pradėtas statyti šalia senosios gimnazijos ir statybos buvo baigtos per 3 metus. 1955 metų gruodžio 26 dieną įvyko iškilmingas naujųjų rūmų atidarimas. Mokytoja Šlekienė savo prisiminimuose rašo, kiek buvo džiaugsmo mokytojams, tėvams, mokiniams, visuomeniai, kaip mokiniai stebėjosi iš čiaupų bėgančių vandenių ir nekrosnėmis šildomomis klasėmis. Tiesa, nebuvo sporto salės, kūno kultūros pamokos vykdavo koridoriuose. Sporto salė pastatyta 1967 metais, senojo mokyklos pastato vietoje. Pastačius naująjį pastatą, mokykla aprūpinta naujų inventoriumi ir mokymo priemonėmis. 1963 metais mokykla įsigijo autobusą ir sunkvežimį. Savo mažuoju KAG autobusiuku mokiniai ir mokytojai aplankydavo žymes Lietuvos vietas, nuvykdavo į Latviją, Estiją, Kaliningradą. Nuo 1965 metų ugdymo procese pradedamos naudoti techninės priemonės – diafilmai, magnetofonai, patefonai, kinofilmai. Pirmieji kabinetai chemijos, fizikos ir biologijos įkūrėmi 1972 metais. Po poros metų mokykloje jau buvo 26 kabinetai. Buvo pereita prie kabinetinės mokymo sistemos. Mokykloje buvo aktyviai plėtojamas meninis, ypač muzikinis ugdymas. Mokykla turėjo chorą, net orkestrą. Moksleivių choras kūrinius atlikdavo ne tik mokykliniuose, bet ir rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Labai išaugo mokinių skaičius. Mokykla dirbo 3 pamainomis, mokytojavo net 90 mokytojų. 1970 metais atidaryta Mažeikių 2 vidurinė mokykla, dabar Gabijos gimnazija. Mažeikių vidurinė mokykla pervadinta į Mažeikių 1 vidurinę mokyklą. 1962–63 mokslo metais ugdyme imtas taikyti Lipecko metodas, reikalaujantis dirbti be antramečių išmokyti visus mokinius. Antramečių skaičius tiesa sumažėjo, bet mokinių žinių lygis krito. Būdavo, kad ir nesimokę mokiniai baigdavo vidurinę mokyklą. Yra buvę metų, kad net atestatų neateidavo pasiimti ir mokytojams tekdavo juos nunešti į namus. Daug dėmesio buvo skiriama darbo žmogaus ugdymui. Namų ruošos ir gamybinio mokymo pamokose mokiniai buvo praktiškai supažindinami su esminiais principais, ruošiami darbui. Mokykloje darbo žmogaus ugdymas vyko ir darbo ir poilsio stovykloje Vaivorykštė, tuometinėme Lenino kelių kolūkyje Krakiuose. Moksleiviai padėdavo kolūkio darbuose, įgydavo darbo praktikos įgūdžių. Per visą antrosios sovietinės okupacijos laikotarpį mokykla turėjo net 11 direktorių. Tad už mokyklos globą komunizmo šešėlyje šiandieną turime dėkoti direktoriams – Bucevičiui, Pupšiui, Sidabrui, Ženovai, Taurusevičiui,
Karpiui, Jundulaitei, Virvičieniai, Paulauskui, Adakauskui ir Žiauriniai. Mokyklos bendruomenė aktyviai minėdavo komunistinės šventes ir progas. Tačiau kitaip ir įsivaizduoti negalėjo. To reikalavo komunistinė santvarka. Mokiniai dalyvaudavo gegužės 1 demonstracijose ir paraduose. Mokykloje taip pat buvo minimos spalio revoliucijos bei Tarybų socialistinių respublikų sąjungos jubiliejinės sukaktis, šioms progoms rengiamos programos. Mokyklą garsino puikiai besimokantis mokiniai. 1954–90 metais mokyklą aukso medaliu baigė 18 moksleivių, o sidabro medaliu net 21 mokinys. Komunizmo šešėlis, gaubęs Lietuvą daugiau nei 40 mečius, išnyko, o Mažeikių pirmoji vidurinė mokykla išliko. Nors jau kitų pavadinimų, mokykla veiklą tęsė iki šiol, didžiuojasi savo istoriją ir moksleivių pasiekimais. Mokykla gyvavo, gyvuoja ir gyvuos. Dėkoju už dėmesį, prasmingos šventės. Dėkojame Lukui. Istorija liudija, kad po sunkių laikotarpių visada atkeliauja šviesa. Į sceną kviečiame 4 B klasės mokinį Jurgį Vaitkų, kuris mums papasakos apie mokyklą nepriklausomybės laikotarpiu, jos džiaugsmus, iššūkius bei pasiekimus. Nepriklausomybės laikotarpio mokykla. Pirmieji nepriklausomybės metai atnešė laisvės gūsį ir į Mažeikių pirmąją vidurinę mokyklą. Jau buvo galima savarankiškai spręsti iškilusias problemas, koreguoti mokymo programą. Mokykla pradėjo dirbti, vadovaudamas į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos koncepciją tautinė mokykla, kurios pagrindinė idėja – žmogaus ugdymas ir jo susiliejimas su tauta, o per ją su žmonija. Nuo 1994 metų Mažeikių rajono valdybos potvarkiu mokykla pervadinta į Merkelio Račkausko vidurinę mokyklą. 1996 metų rugsėjo 1 mokyklai tapo neeilinė diena. Po daugelio metų Mažeikiuose buvo atkurta gimnazija, pirmoji Telšių apskrityje. Gimnazijai iškeltas pagrindinis uždavinys – ugdyti mąstančią, mokslo trokštančią, jautrią, kūrybingą ir sveiką asmenybę. Čia matote buvusius gimnazistus 1996 gimnazijos statuso atgavimo šventės metu. Mūsų džiaugsmai. Mokytojas Martynas Januška apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordino medaliu. Taip pat pastatytas ir pašventintas prie gimnazijos esantis koplytstulpis. Gimnazijos su Vilniaus universitetu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri suteikia teisę vadintis Vilniaus universiteto partneriais. Lietuvių kalbos mokytoja, ekspertė Romualda Žilinskienė ir biologijos mokytoja ekspertė Eugenija Janina Žemgulienė už gabių vaikų ugdymą pelnė Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo premijas. 2009–2010 metais gimnazija baigė 4 brandos egzaminų lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir anglų kalbos šimtukininkė Ieva Nagytė. 2009 spalio 1 gimnazijos duris pravėrė nauja direktorė Asta Žukauskienė. Netrukus gimnazijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 4 Mažeikių miesto pagrindinėmis mokyklomis. Tais pačiais metais mokykla atšventė ir savo gyvavimo 90-metį. 2013 metais gimnaziją baigė 5000 abiturientas, jubiliejinis atestatas įteiktas mokslo pirmūniai Rūtai Žulpaitei. Abiturientas Gabrielius Buzas pirmą kartą mokyklos istorijoje iš 5 pasirinktų valstybinių brandos egzaminų gavo 100 balų įvertinimus.
2019 m. laidos gimnazistas Simas Kontrimas pirmą kartą mokyklos istorijoje pripažintas daugiausiai laimėjęs prizinių vietų respublikinėse ir tarptautinėse įvairių dalykų olimpiadose. O 2019 lapkričio 9 vyko gimnazijos 100-mečio šventė. Pateiktis 2021 metais rajoninių, respublikinių ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojas ir prizininkas Povilas Dapšys tapo konkursų Mažeikių vyturiai laureatu. Iššūkiai, o jų būta ir yra nemažai. Direktorės Astos Žukauskienės pastangomis buvo pradėtas renovuoti senas vienaaukštis pastatas gimnazijos kieme, kuriame anksčiau glaudėsi dirbtuvės ir kelios klasės, atnaujinta sporto salė, įrengti 4 užsienio kalbų kabinetai, vyko ir mokyklos renovacija. Mokslo metų pradžioje atidaryti nauji užsienio kalbų kabinetai, įrengtas kabinetas visuomenės sveikatos specialistai, pradėjo veikti ir gražiai suremontuoto sporto salė bei persirengimo kambariai. O jau 2011 metais atidarytas Menų ir technologijų centras. Čia įrengta choreografijos salė, modernus, aprūpinti naują įrangą muzikos, dailės, technologijų kabinetai. Atidarymo proga juostelę perkirpo mero pavaduotojas, buvęs gimnazistas Kęstutis Bartkevičius. Ir dabar gimnazijoje vyksta darbai, kad mums būtų patogiau ir gražiau gyvuoti. Mūsų pasiekimai. 2018 metais paskelbtame 30 mokyklų turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką pateko ir Mažeikių Merkelio Raškausko gimnazija. 2019 metais Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino už originalumą, pilietiškumą, švenčiant vasario 16-ąją, apdovanojo įdomiausių iniciatyvų sumanytojus, dovaną valstybės vėliavą iš šalies vadovės rankų atsiėmė Mažeikių Merkelio Raškausko gimnazijos moksleiviai. Vaikinų ansamblis Bros, vadovaujamas Laimono Terasiaus, ir merginų ansamblis Inkanto, vadovaujamas Natalijos Dapšienės, daug metų yra dainų dainelės laureatai. Gimnazijos istorija liks ir laimėjimai tarptautinėse konkursuose, bendradarbiavimas su Europos bendraamžiais pagal Erasmus programą ir daug dar visko, kas laukia mūsų. Savo pranešime paminėjau tik dalelę mūsų gyvenimo, visko apriepti tiesiog neįmanoma. Ji sena ir tuo pačiu amžinai jauna. Gimnazija. Tvirta ir atkakli, iš praeities lieki. Tai dėkojame Jurgiui, o dabar pietų pertrauka ir į salę sugrįžkite 14 valandą.